Tai Modesta daugiau nei sekundę pagerintas sezono geriausias rezultatas užtikrintai. Patekai į pusfinalį, kaip pati vertini bėgimą, kaip jautiesi? Be proto džiaugiuosi. Atvykau tikrai su labai dideliu pasitikėjimu savimi. Paskutinės kelios treniruotės rodė, kad mano forma tikrai labai gera. Ir žinojau, kad esu pasiruošus bėgti labai rimtam rezultatui, kaip šiemet. Ir žinojau, kad tiesiog reikia patikėti savimi ir tą tikėjimą parodyti tą kelią. Tai užtikrintai, be jokių dvejonių, be jokių abejonių ir kažkokių nesąmoningų netikėjimų savimi išbėgau ir žinau, kad jeigu dirbsi iki galo, bus rezultatas ir bus pusfinalis. O ar buvo sunku susigrąžinti tą tikėjimą savim po tikrai sudėtingo sezono, po traumą turėjai? Labai sudėtinga. Vien rezultatai rodė, kad tikrai kažko trūksta ir ne tiek iš fizinės savijautos, bet to tikėjimo savimi, to pasitikėjimo kibirkštėlės. Visą sezoną taip atrodo lyg baisu bėgti greitai, lyg atrodo aš gal nepasiruošus, tas tokios dvejonės, nors ir kūnas atrodė viskas su juo gerai ir sveika, ir treniruotės rodė viską, kad rezultatas tikrai turėtų būti geresnis negu varžybose, bet visgi puikiai žinom, kad sporte psichologija tikrai daro labai didelį įtaką ir net menkiausia netikėjimo savimi kibirkštėlė gali daryti milžinišką įtaką rezultatui. Labai džiaugiuosi, kad šiandien tą kibirkštėlę netikėjimą užgeso ir užsivežė visiško pasitikėjimo savimi ugnis. Labai greitas bėgimas, 2 asmeniniai rekordai, tavo sezono rekordas, atbėgai 4, finišavai, kiek žinojai, kad toks geras laikas? Bėgdama jaučiau, kad bėgu gerai, bet žinau, kad iki paskutinio metro, paskutinio centimetro negali spręsti laimėtojo ir negali pasiduoti nepaisant to, kurioje pozicijoje esi. Ir kai tik tais finišavome, pamačiau pirmos rezultatą 50-80 kažkiek. Aš supratau, kad mano bus rezultatas irgi geras, nes nebuvo milžiniško atstumo. Ir žinau, kad 52 lygiai turėtų būti, bet tada žiūriu, kad 51-70 ir paskui pataisė 64. Tai tiesiog džiugesys širdyje ir tas, neapsakomai geras jausmas. Kalbant apie skaičius, kurie buvo 21-22 metais iki to asmeninio, netrodo formaliai netiek jau ir daug. Gali tas pasitikėjimas stumtelt tave iki naujų skaičių? Žinoma, svajoti visą laiką labai svarbu, bet lygiai taip pat reikia būti ir realistiškiams, ar ne? Tai atrodo kaip ir teoriškai, galbūt nebėra taip toli tas asmeninis rekordas, bet visi, kas sportuoja, žino, kad kuo rezultatai labiau kyla, tuo tas laikas irgi sunkiau krenta žemyn. Bet žinau, kad jeigu aš vieną kartą bėgu tokį rezultatą, vadinasi, mano kūnas gali, mano smegenys irgi gali. Tai čia yra tik tais mano laiko klausimas, o iki olimpinių dar turim laiko. Koks būtų lūkestis vakarui pusfinalyje? Pusfinalis rytoj. Tai labai džiugina, kad turim laiko atsigauti. Pusfinalyje tikslai išlieka tie patys, pasirodyti kuo geriau, jeigu pavyks ir dar geriau. Svajonės yra tikrai visą laiką pakliūti į finalą. Bet kai bus, tai bus, aš jau vis tiek be proto džiaugiuosi tai, ką aš padariau šiame čempionate. Dar kalbant apie tą psichologiją, tai turbūt neįmanoma paminėti žmonių, kurie būna šalia. Dažnai kalbam apie trenerius, apie kineziterapeutus, bet turbūt yra nemažiau svarbu antra pusė. Ant tavo piršto štai spindi žiedelis. Prieš vos daugiau nei savaitę susižadėjai. Ernestas, tavo sužadėtinis, yra visada šalia tavęs treniruotėse, labai dažnai varžybose. Kiek jis padėjo tiek sunkiuoju momentu, tiek jau švenčiant pergalės ir gerus rezultatus? Faktas, kad šitas rezultatas, šie nuopelnai nekrenta tik tais treneriui ar tik tais man. Visą laiką yra labai didelis būrys žmonių už nugaryje, nors lengvoji atletika ir yra individualus sportas. Bet artimųjų palaikymas, mylimųjų palaikymas Ernestas buvo nuo pat pradžių visais etapais, kuomet buvo absoliučiai visiškam dugne, tiek emocinė, tiek fizinė prasme. Ir tuomet, kuomet buvau savo aukščiausiame, jisai visur buvo kartu, visur mane metė, visą laiką žino, ką pasakyti, gal kartais kažko ir nereikia pasakyti, tiesiog būti šalia, prisiglausti, bet niekada nenustoja tikėti manimi.